Tegu jinai neįlenda, svarbiausia, kad mes įlendam. Taip. Teisingai. Taip. Sveiki, Romos mylėtojai. O koks aidas? Girdi? Girdžiu. Tikrai mes gaunam tą. Labai stiprus aidas, girdi? Taip. Sveiki, Italijos mylėtojai, sveiki, Dolce Far Tutto žiūrovai. Šiandien turime šventinę laidą, ypatingą laidą. Sveikinamės iš istorinio Romos centro, iš kalėdinės Romos. Ir šalia manęs yra gidė Raimonda. Ir mūsų tikslas šiandien, mes turėjome panašią iš tikrųjų laidą prieš kelis metus, bet dabar jau norim pakartoti, nes Roma keičiasi. Ir ši laida šiek tiek bus kitokia. Mes pasivaikščiosime po kalėdinę Romą. Pasivaikščiojimas bus ypatingas tuo, kad mes aplankysime ir atkreipsime dėmesį į kai kurias ypatingas vietas, kalėdų vietas, taip, į objektus, kuriuos galbūt, kurių nerasite įprastose kalėdinėse giduose. Mes jums juos užrodysime, kai kurias vietas, į kurias reikia atkreipti dėmesį ir gal pačios kažką dar naujo atrasime, kas ten žino. Tai bus, mes turėsime kitokį maršrutą nei prieš kelis metus ir kartu, bevaikščiodamas, berodydamas jums ir perteikdamas kalėdinę Romos dvasią, taip pat mes pakalbėsime bendrai apie kalėdas. Aš pateiksiu kai kurios įdomius faktus apie kalėdas ir kurios galbūt ne visi jūs žinote ir mes juos pakomentuosime iš savo kažkokios asmeninės patirties. Tai mes savo pasivaikščiojimą su Raimonda pradedam. Raimonda, kur mes esame? Piazza Popolo. Liaudies aikštė arba Tautos aikštė. Čia kas kaip nori, tai taip išverčia. Iš tikrųjų, Piazza Popolo. Mes ir prieš 2 metus irgi pradėjome pasivaikščiojimą nuo šios vietos. Kodėl mums tai yra svarbu? Nes šioje vietoje yra pagrindinė eglutė. Miesto eglutė. Ir anksčiau jinai būdavo Piazza Venecija stovėjo, dabar dėl remonto darbų ją jau keli metai stato šioje aikštėje. Ir mes nusprendėm su Raimonda pradėti savo pokalbį kalėdinį, aptardami šiek tiek šių metų eglutę. Tai Raimonda, ką tu manai apie šių metų eglutę kalėdinę Romos pagrindinę? Tai ką galėčiau pasakyti? Šį kartą jinai, man atrodo, kad ne tik Romoje, bet jinai visur tokia sugrįžus į tuos praeitį, ankstesnius laikus. Žiūrėkit, juk pirmos eglės, kokia jinai buvo. Pirma eglė 1441 metais Talino aikštėje, juodagalvių organizacija, jaunimas ten nevedė vyrai ir iššoko aplink eglę papuoštai ir tokiu būdu šokdami jie surasdavo antrąją pusę. O po to paplinta ir Bremene minima eglutė, ir tada Prancūzija, bet viskas taip yra apie 18-19 amžius ir paskutinė, kuri paima eglutę pasistatė, tai yra Italija. Ir tai vyksta 1898 metais. Margarita di Savoja, Quirinalio rūmuose, vienoj salėje papuošė pirmą eglutę. Tai pirmi buvo obuoliai kabinami, visokios gėlės iš popieriaus, žvakutės kabinamos, kas vėliau pakeičia žvakutės, pakeičia tos girliandos, o vietoje obuolių va tokie apvalūs bumbuliukai. Žiūrėk, ta pačia proga. Ta pačia proga jinai įsižiebė, mes kaip tik susitikome tokiu laiku, kad galėtumėm būtent kada jau pradeda temti, jau viskas pasipuošia lemputėmis, būtent pasižiūrėti, labai gražiai atrodo beje. Tai aš manau, kad Romos eglutė visada buvo paprasta. Nieko jinai nebandė Romą kažkaip išsiskirti kažkuo ir gal tame yra kažkoks šarmas, gal tame yra paprastume visai grožis.
yra apibrėžtas. Yra tam tikra pradžia ir pabaiga. Ne taip, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, eglutė gali būti įžiebta ir lapkričio mėnesį, nežinau, paskui surenkama vos ne vasario mėnesį. Italijoje yra tam tikros datos, griežtai, nuo kada paskelbiamas, nuo kada prasideda tiksliai kalėdinis laikotarpis ir kada pasibaigia. Tai ta data yra nuo gruodžio 8 dienos iki sausio 6. Taip, mes dabar kaip tik susitinkam kelios dienos po eglutės įžiebimo ir jinai buvo įžiebta būtent gruodžio 8 dieną, ne vėliau, ne anksčiau, tai yra ta data, kada visada prasideda kalėdinis laikotarpis ir tradiciškai šeimose taip pat puošiama būtent gruodžio 8 dieną ir vėliau, ne anksčiau. Ir pasibaigia irgi surenkamos eglutės apibrėžtai, kada Befana ateina, taip, tie mūsų analogija yra 3 karaliai, teisingai? Teisingai, taip. Taip, čia taip yra. Bet iš tikrųjų, jeigu vėlgi mes sugrįšim atgal, tai prasideda adventas, nuo advento viskas. Tai jeigu vis tiek tai yra daugiau susiję, Roma visada buvo, tai yra popiežių miestas, tai daugiau ėjo per religinę pusę. Todėl iki kalėdinis laikotarpis, tai yra advento laikotarpis, kada būdavo susilaikoma nuo visokiausių šventimų, gėrimų, visokių pramogų. Taip, sausio 6 Epifanija, tas 3 karaliai, bet realiai eglutes, sakykime, nupuošt. Oficialus laikas yra grabnyčios. Vasario 2 diena. Tikrai? Taip. Tai pažiūrėkit, iki kada stovi eglutė Petro aikštėje. Aha. Iki vasario 2. Aš nežinojau. Taip, ir galima laikyti, ir švitai yra tas kalėdinis laikotarpis, kur reikėtų švęsti. Kaip gražiai papuošta. Tai mes priėjome prie to pirmojo objekto, kurį norėjom jums parodyti. Iš tikrųjų, esame Ripetos gatvėje. Tradicinį maršrutą nuo Piazza Popolos, jeigu Piazza Popolo pradedamas einant Via del Corso gatve, taip, jeigu nori parodyti tą kalėdinę Romą. Bet man ši gatvė yra ypatinga, nes jinai kažkaip mažiau turistai ją daugiau apeina. Taip, nes jie eina daugiau Korsa gatve arba Babuino gatve eina. Arba Babuino, o šią gatvę apeina. Ir aš ją atradau, kai man reikėjo būtent filmuoti šį viešbutį. Ten yra didžiausia salė, gražiausia, kurioje vyksta irgi žvakių tie koncertai. Tai yra pasakiško grožio viešbutis. Jeigu pavyks, ten beje yra daromi visokie brančai, galima ateiti šiaip iš šalies, jeigu neturit galimybės apsistoti. Tai va dabar noriu parodyti iš tikrųjų tą viešbutį, kaip jis atrodo. Įspūdingai atrodo ir jau matosi tas viešbutis iš tolo ir kažkaip visi, kaip minėjome, arba Korso gatve, arba Babuino, bet kažkaip apeina šią gatvę, kuri man irgi savotiškai žavinga ir čia mažiau žmonių, mažiau turistų apeina, tai praeikite, pasižiūrėkite, jeigu busite kalėdiniu ir nekalėdiniu laikotarpiu, labai gražus viešbutis. O mes toliau judame prie kito objekto. Ir kitas mano būtų faktas, taip, kad eglutė ne kiek yra Italijoje svarbi, kiek presepe, kas yra prakartėlė. Taip. Tai pakomentuokime šį dalyką. Mes jau sakėme, jau prie Aglės paminėjome, kad iš tikrųjų pati Eglė yra naujas dalykas Italijoje. Taip, tai nebuvo tokia labai tradicija, kaip prakartėlės tradicija turi gilesnės šaknis Italijoje. Nors, aš truputį įsiterpsiu, dar romėnų laikais buvo tradicija sausio mėnesio kalendos dieną, kalenda yra 1 diena visada, buvo dovanojamos visžalio medžio šakelės. Kažkas gal panašaus į eglę. Tai yra kaip palinkėjimas, yra
gėrio, laimės ir taip toliau. Tai tokia tradicija būta ir dėl to ta eglė turbūt yra nebereikalo čia ateiti. Tai prakartėlės yra tiesiog tokio svarbumo čia, jos yra visur, yra vos nepešamas video gražiausios prakartėlės. Taip, konkursai būna prakartėlių. Taip, ir ne tik... Kaip pas mus eglių konkursai, čia prakartėlių konkursai. Ir jos daromos netgi neapsakomo dydžio, didžiulės ir ten įterpiami kiti personažai. Bet žinai, ką aš visai neseniai sužinojau, visai palyginus neseniai, kas mane iš tikrųjų irgi nustebino. Aš buvau Groteferatoje ir ten buvo irgi jau paruošta prakartėlė ir žiūriu, kad trūksta kūdikėlio Kristaus. Teisingai. Ir nesupratau, kodėl, kaip jie čia nepabaigė, kol man nepaaiškino, kad jie pasirodo kūdikėlis Kristus. Jis dar turi gimti? Jis turi gimti ir jis įdedamas į prakartėlę. Tada kada gimė? Kada gimė 25 dieną gruodžio. Tas man buvo naujiena, iš tikrųjų prisipažinsiu. Tai čia tradicijos, aš žinau, kad tos prakartėlės netgi yra daromos vos negyvosios inscenizacijos su gyvais žmonėmis. Ta prasme, čia yra iš tikrųjų labai toks svarbus dalykas Romoje, Italijoje. O mes iš tikrųjų priartėjome prie kito objekto. Aikštė, kurioje susitikome. Mes dabar atėjom į tokią vietą, apie kurią aš perskaičiau ir norėjom išbandyti ir vaikščiom kukliai, nes kukliai bijojom paklausti, bet paklausom, nes aš sužinau, kad Bulgariai viešbutyje prie restorano galima paragauti šokolado karšto ir panetonės nemokamai. Šitą žodį lietuviai mėgsta, ar ne? Taip. Ir iš tikrųjų aplinka labai čia graži. Bet ir po to, jeigu patinka, galima ir nusipirkti. Taip. Tai toks jums gaudykite šį tašką. Labai tirštas šokoladas, labai skanus. Ir labai gražioje vietoje. Taip. Ir dabar, kadangi jau turim galimybę paragauti tokį skanų panetonę, Bulgari panetonę. Beje, nepaminėjau, kad Bulgari Romoje turi tai ne tik papuošalų brendas, bet jie taip pat turi savo viešbutį čia Romoje, savo restoraną ir savo desertinį. Tai čia galima apsilaikyti taip pat išgerti ir kavos, ir paragauti skanumynų ir į restoraną užeiti. O mes, kadangi ragaujame šitą nuostabų panetonę, pakalbėkime apie panetonę. Yra amžinas karas, žinai, kalėdinių laikotarpių. Kas stipriau, kas geriau? Panetonė, Pandora, Panforte, tai visą laiką tarp jų toks, žinai, karas vyksta. Kas labiausiai pats toks populiariausias visgi pyragas? Visi kartu. Todėl, kad tai yra skirtingi regionai ir iš kur tas atėję. Panetonė tai yra visiškai šiaurės Italija ir paplito po visą Italiją. Nes aplink Milanas, tai yra susijęs su Sforzom. Ar žinai panetonės istoriją? Kodėl jūs vadinai? Žinau, beje, kalbant apie panetonės istoriją, aš turiu puikią laidą apie panetonę. Tai prašau, aš dabar čia nuorodą pasirodęs, pasižiūrėkite ją dar. Labai visada aktualu kiekvienais metais, nes lietuviai dabar pamėgo panetonės pyragą. Ir jo daug yra, tikrai ir skanu. Taip, ir skanu. Bet žinai, aš tau pakomentuosiu. Taip, aš sutinku. Yra irgi tarp mano draugų, kurie labiau panetonės mėgėjai ir tie, kurie yra labiau Pandoros mėgėjai yra, bet vis tiek kažkaip visur visada dovanojama panetonė. Mažiau Pandora. Taip, kadangi panetonė, tai jis jau visada ir panetonė, ir Pandoro, visi šitie dalykai, jie tai buvo kilmingų, turtingų saldumynas.
Tai panetonė jis toks yra kaip saldi duona. Tengi pridėta razinų, cukatų, kas buvo bais brangu tuo metu. Tai jis toks taip liko. O kas yra pandoro? Panidoro, auksinė duona. Ir tai yra iš Veneto, iš tikrųjų, iš tos pusės, kada Verona, daugiau Verona galbūt, ar ne, nes kai Verona priklausė Venecijos Respublikai, o venecijiečiai mėgo, taigi venecijiečiai, tengi tokie labai visi vos ne aristokratai, pirkliai, ar ne, tai jie mėgo ką nors tokio didelio, iš mėlių su mėlėm kepta, turėjo būti didelis. Tai va, tai tokie dideli ir su sviestu. Ir su sviestu. Sviestas, miltai, tai va tas toks geltonas, šviesus. Bet panetonė, tai yra Pandora, yra užregistruotas, man atrodo, 1884 turbūt. Melagato, toksai, Domenico, man atrodo, Melagato, jis užpatentavo, žinai ką užpatentavo, nes tai nereiškia, kad nebuvo tokių Pandorų, bet jis padarė tą aštuoniakampę žvaigždės formą, to tokią, tai yra užpatentuota ir irgi paplito. Pavyzdžiui, vieniem patinka panetonė, todėl kad ten būtinai bus ko nors pridėta, visokių ten tokių. O Pandoro jis dažniausiai yra toks be nieko, bet jau pradeda irgi kažko ten įdėti. Ir kada perka, Lietuvoje gal irgi yra Pandoro, bet turbūt gal jau atskiria žmonės, nes vis tiek eina toks kaip panetonė, jis irgi didelis. Tai dažniausiai ten būna toks pakelis cukraus pudros, kurį reikia suberti į maišą ir tada jį pakratyti, kad visas tas cukrus ten apytų, nes dažnai būna apipila taip, o reikia supilti vidų į tą maišą, kuriame yra Pandoro, taip, ir pakratyti ir tada ištraukia jį visą gražų pabalusi tokį visą šventinį. Iš tikrųjų, toks faktas irgi, toks įdomus faktas, su kuriuo aš pati susidūriau gyvendama Italijoje, apie tai, kad kiekvienas italas kalėdų proga gauna bent vieną panetonę dovanų, bent vieną. Aš skaičiavau savo rekordą, kad aš vienais metais, nes dirbau keliose vietose, sudėjus su vyro gautomis dovanų gautomis panetonėmis, mes turėjom apie 10 panetonių vienu metu. Ir gali pusę metų valgyti, nes jis stovi ilgai. Na, tikroji panetonė turi galiojimo laiko, tai yra 3 mėnesiai maksimum, jeigu tai yra tikra iš kepyklos, o ne ta fabrikinė. Tai taip, ir kokia tavo patirtis? Iš tikrųjų, čia dovanoti panetonę tiesiog ne tai, kad populiaru, tai yra vos neprivaloma. Darbe, kiekviename darbe būtinai tu gausi panetonę. Panetonę, taip. Tai ta dovana, ta panetonė, tai jau toks neatsiejamas su kalėdom, kalėdiniu laikotarpiu. Tai taip, panetonė, tai kaip pas mus Lietuvoje, nu kaip? Pavyzdžiui, kaip vestuvės be šakočių neįmanomas, ar ne? Tai čia be panetonės kalėdos neįmanomos. Arba kaip be kučiukų neįmanomos. Be kučiukų neįmanomos, taip, pas mus, taip. Tai čia tas toks. Iš tikrųjų įdomus tas su panetonė reikalas, kad tu būtinai per kalėdinį laikotarpį eidamas į svečius, tu neši tą panetonę visada. Arba jeigu tau per daug pridovanoja, tu dar pasidalini, neši tą padovanotą panetonę. Gali būti, kad tavo dovanota panetonė dar į kitas rankas, dar kažkaip kitur padovanojama, tai kol nesuvalgoma viskas ir iš tikrųjų čia yra tikrai. Tai yra pagrindinė dovana. Bet tai suvalgoma, ne todėl, kad italų pusryčiai kokie yra saldus, saldumynai, tai vietoj sausainio tu suvalgai, taip, arba, sakykime, mano vyras labai mėgsta vakare einant miegot, prieš einant miegot niekaip negali užmigti ko nors nesuvalgęs, tai dažniausiai pieno, karšto pieno, ar ten su kakava ir tada panetonė. Taip. Mano iš tikrųjų mėgstamas kalėdinis skanėstas itališkas yra mažiau žinomas, panforte. Panforte. Taip. Jis yra mažiau žinomas ir ne toks populiarus, bet ir ne visur jo galima rasti, reikia paieškoti ir gana brangus, sakyčiau, ne toks kaip, nes ten yra daug tokių riešutų, džiovintų vaisių, kurie nėra pigus, savaime suprantama, ir jis dažniausiai toks yra sunkus, standus, bet man tai skaniausias skanėstas, tai pasidomėkite, ne tik yra panetonė, ne tik yra Pandora, dar turime toronę. Toronė, taip.
Kažkodėl Toronė irgi visiems perdovanojama, jeigu gaunama Taip. irgi toks dalykas. Bet kuris... nėra kalėdų be Toronės. Toronės, taip. O Toronė irgi šiaurės yra. O Toronė, tarp kitko, yra susijusi su Sforcų šeima. Taip pat. Lygiai kaip ir Panetonė. O Toronė yra kilęs iš Kremonos, Stradivario miestas. Taip? Kremona yra varpinė. Taip. 112 metrų aukščio. Tai viena, tai tuo metu, tai buvo, sakykime, viena aukščiausių statinių Europoje. Toks dangoraižis, ar ne? Taip, ten tiesiog. Ir tai yra iš plytų, toks kaip, būtent kaip tas Toronė. Torre. Ir taip, kaip Torre, Torazzo, man atrodo, vadina jį iš... Kodėl, kaip atsiranda? Nes būtent Toronė iš ko padaryta? Vėlgi yra riešutai, ten visokie riešutai ir baltymas, kiaušinio baltymas. Taip. Ir šita tradicija ateina iš musulmonų. Musulmonai užnešė Ispanijai, užnešė Italijai. Ir dabar kas atsitinka? Vedybos Francesco Sforzos su Bianca Marija Visconti, kai susitokė Sforzos su Viskončiais. Ne? Ir ta proga padaro būtent va tokį saldumyną Kremonos varpinės formos. Taip. Ir taip paplinta. Ir dėl Čia to būtent Torre- vestuvių, taip, Toronė Toronė, nuo žodžio tos varpinės bokšto. Varpinė bokštas, taip. Raimonda, papasakok, kas mums dabar čia netikėtai Čia tokia įvyko, tai kalėdinis stebuklas. Tai mums bestovint ir filmuojant eglutę, be to, kad mes dar paragavom karšto šokolado ir su panetonės, mums pasiūlė, jeigu mes norime pažiūrėti terasą, rooftopą, kaip atsiveria vaizdas. Kalbam apie tą patį Bulgariją viešbutį. Kodėlgi ne? Pasiūlė, tai reikia priimti. Aš nesu buvusi Ir aš ne. Tai mums Tikrai čia ne. Tai va, tai žinokit, kad toks dalykas... Tai jūs su mumis dabar pakilote į 5. aukštą. Įsivaizduoju, kaip čia gražu ir gera sėdėti. Ne, dabar visai nėra taip jau šalta, galima būtų su paltu. Bet to čia šildo. Taip, pasižiūrėkime, koks vaizdas. Na, nėra pats romantiškiausias galbūt Romos vaizdas. Ne. Ne, bet Augusto mauzoliejus. Augusto mauzoliejų matome. Petro bazilikos kupolas matosi. Taip. Nu čia dar gražiau, taip. Štai ten bandysiu dabar pirštu parodyti. Va ten Petro bazilikos kupolas. Taip, ir matosi Ripetta, matosi iš čia. Štai tas Ripetos, Palazzo Ripetta, tas viešbutis, kurį mes jums filmavome, taip šviečia iš toli. Ir Piazza del Popolo pačioje pabaigoje. Prabangiai maloniai. Taip. Simboliškai su... Iš tikrųjų, atvykus į Romą reikėtų smalsauti. Jeigu matot kiemelį, bandyti užeiti, matot kažkokią vietą, neįleis, pasiklausti Taip, reikia. Jeigu pasiklausti visada, leidžia, taip. visada reikia klausti. Ir va, prašau taip. labai maloniai, net neklausim, tiesiog pasiūlė, Taip. ar tikrai galima, prašom ir užėjom ir labai smagu. Norėjau pakalbėti apie itališkas kūčias. Taip, Kitas faktas. liūdnos jos, palyginus su lietuviškom. Palyginus, taip. Nu, kai kam Na liūdnas, taip, kai kam ne, aš taip, pasirodytų, kodėl aišku, ne. su sarkazmu. Tai. Aš irgi tau pritariu, nes aš užaugusi kitose tradicijose, lietuviškose tradicijose. Tai man buvo keista pirmaisiais metais, kai aš čia švenčiau kūčias, kad kūčių vakarą mes ir gėrėm vyną,
ir viską valgėm, kas buvo iš kiaušinių, iš gyvulinės kilmės produktų ir mes valgėm saldumynus ir aš klausiau, kodėl, o jie klausė, kodėl ne. Tai esmė tame, kad italai per kūčias jie ir geria vyną, tai tame nieko nėra blogo, uždrausto. Tiesą pasakius, jie visada geria vyną ir tai jiems yra kaip mezimfortė suvirškinti, ką suvalgėt. Tai ir šiuo atveju irgi jie valgo saldumynus kūčių vakarą ir valgo viso gyvulinės kilmės produktus. Aišku, esmė eina žuvis, tai pasta su žuvimi ir vairiausių žuvies produktai, bet nieko baisaus, jeigu tame yra gyvulinės kilmės, ypač kiaušinių, tame nieko baisaus nėra. Kaip tu reagavai apskritai, kaip tavo buvo, kaip pirmą kartą čia kūčias, ar prisimeni tą įspūdį, ar jau užsimiršo? Liūdna buvo, kad aš ne Lietuvoje prie kūčių stalo, iš tikrųjų, nes tos lietuviškos tradicijos kūčių, čia dabargi paskelbė, kad itališkas maistas UNESCO paveldas, girdėjai, ar ne? O, negirdėjau. Taip, tai čia man atrodo šiandien, čia tokia žinia atėjo. Ir aš suprantu viską, tai yra puiku, bet aš manau, kad turėtų būti paveldas pas mus mūsų kūčių tradicija, mūsų kūčių maistas. Tie visi patiekalai. Labai čia mes stovim po gražiom lemputėm. Tai aš specialiai sustojau, nes mes dabar esame, mes iš tikrųjų vengiam šios gatvės, nes iš tikrųjų čia eiti sunku, kadangi labai daug žmonių ir turistų. Ir jūs patys galite ramiai atvažiavę į Romą, žinote, tai vos ne pagrindinė. Aš dažniausiai sakau, kad tai yra Romos Gedimino prospektas, kaip Kauno Laisvės alėja, tai Via del Corso. Jie visi žino ir jie surasti nesunku, dėl to mes jums ir per daug nerodėm, bet kadangi kirtom gatvę, tai nusprendžiau sustoti ir parodyti, stabtelti ir kiekvienais metais dekoracijos yra skirtingos ir įspūdingai atrodo. Taip, įspūdingai. Labai gražiai. Nežinau, ką tai reiškia iš tikrųjų, bet šitie judantis kalėdiniai žaislai, tokie kaip balionai, tų, kurie skrenda Lietuvoje. Čia irgi balionai. Jie atskrido pas mus. Lietuvos. Gražu. Iš tikrųjų, šiandien yra darbo dienos vakaras ir tokie reikalai, kad šita gatvė yra perpildyta, yra visada. Taip, jinai tikrai visada. Ir tuo labiau šventiniu laikotarpiu, tai visada pilnutėlė, dėl to ir mes norėjom ateiti. Daug žmonių, būtų buvę daugiau žmonių negu lempučių. Ir dabar, pavyzdžiui, sukom labai tokią smulkę gatvytę, bet tokio grožio, kaip visada turime straukti. Ir visa tai yra netoli Ispanų laiptų čia. Taip, tai parodysiu jums. Tai va, kūčios iš tikrųjų tokios yra, aš sakyčiau, man buvo keista, ta prasme, nes man atrodo, italai, jie jau tokie religingi, kažkokios tradicijos turi būti griežtos, žinai, alkoholio, ne, kūčių vakarą. Aš prisimenu mano vaikystę, kad mums netgi ten giminės sakydavo, negalite triukšmauti, negalite ten, nežinau, juoktis, rimties reikia kūčių vakarą. O čia atvažiavusi pamačiau tą visą šurmulą, visi išgerinėja, visi švenčia, visi, žinai, toks visiškai kitokia nuotaika ir nėra tokios, žinai, tokios rimties. Tai man tai buvo iš tikrųjų toks kultūrinis šokas. Netrodo, kad Roma dabar labiau puošiasi, aš nežinau, aš atvykau čia prieš 12 metų, man ji nebuvo tokia puošnė, nes vis dažniau vitrinos puošnesnės, atrodo
aš kažkaip nematydavau tiek daug gražių vitrinų. Aš vis sakydavau, kad puošnesnė yra Lietuva. Kalėdas, vis sakydavau, kad nemoka jie tų kalėdų švęsti. Nėra pagrindinė gatvė, ta Kondoti, papuošta, o visos kitos šiaip, dar gerai Korsa. O dabar žiūriu, vitrinos vis labiau, iš tikrųjų jaučiasi šventė. Tai gražu. Man atrodo, kad tai pasidarė toks mados reikalas, kad įmonė ar parduotuvė pati papuošia gatvę, taip, kurioje yra. Taip, ir tarsi pasidarė toks konkursas, vos neoficialus, kad kas geriau, kas gražiau, kas išradingiau. Tai toks, aš pastebiu tą dalyką, net į mažus rajonus, mano, pavyzdžiui, kur aš gyvenu, jau į miegamuosius nuėjo tėvo papuošimai, jau puošiamiaus ir gatvelės ten, taip, irgi tokiamis girliandomis. Tai aš manau, tiesiog gyvenimas gerėja. Einame, žinai, karo. Mūsų namuose čia Romoje, tai Anita visada ruošdavo su jūros gėrybėm. Žuvis, jūros gėrybės, pasta su jūros gėrybėm, daržovės visokios ten aliejuje virta. Kažkaip taip labai neužakcentuota, bet kalėdom anelio, abakio. Tai yra ėriukas. Čia visi perka ėriuką. Tai kažkaip tai buvo. Tai taip labai. Bet, pavyzdžiui, aš vyro klausiu, kaip jūs švęsdavot kalėdas, todėl kad dabar taip nebėra. Jie sako, kaip pradėdavom kūčių vakarą, 5 dienas pas giminės. Ir jie vis ten ir nakvodavo, ir jie gyvendavo. Buvo toks ilgas šventimas. Dabar visi žmonės lekia, skuba, savo reikalais užsiėmė, nebe tas, kažkaip kitaip, paskas paprasčiau viskas yra. Aš dar norėjau savo tokį pastebėjimą dėl kalėdų irgi, kad italams kalėdos yra toks svarbus dalykas. Esmė, kaip svarbus, paaiškinsiu situaciją. Pavyzdžiui, jeigu vaikas gyvena užsienyje ir jis sugalvojo kalėdoms neatvažiuoti pas tėvus, pas giminės, tai įžeidimas, tai didelis išgeidimas giminė. O jūs žinote, kad tai kainuoja didelius pinigus, labiausiai per šventes keliauti kur nors. Ir dažniausiai tuomet girdėjau tokių istorijų, kai visa giminė susimeta vien kad tas vaikas atvažiuotų. Taip, brangiausius bilietus nuperka, bet kalėdoms būtinai vaikas turi atvažiuoti. Tai kalbėjome apie rungtynes, apie rungtyniavimąsi, kai kaimynai ir parduotuvės bando visokias girliandas ir lemputės pasipuošti kuo gražiau. Tai dabar tą temą mes einam žiūrėti kitą objektą, kuris irgi kiekvienais metais bando nustebinti ir kiekvienais metais kitoks. Tai yra komercinė vieta, bet jinai iš tikrųjų tapo ir tokiu kaip ir Romos simboliu ir net gavo savo pavadinimą. Tai yra Fendi eglutė, Fendi parduotuvės eglutė. Jie iš tikrųjų labai stengiasi kiekvienais metais kažkuo nustebinti. Aš prisipažinsiu, dar šiais metais nemačiau. O žiūrėkite, kaip gražu. Tikrai taip nebuvo prieš 15 metų. Tikrai tikiu. Graži Roma, tikrai Roma graži ir verta lankyti Romą ir kalėdiniu laikotarpiu gruodžio mėnesį. Raimonda, mes šiek tiek užsiminėme apie dovanas, taip, ir kalbėjom apie, kad viena populiariausių dovanų Italijoje yra Panettone, taip. Bet dar viena yra labai populiari dovana, kuri matyt netikėta bus visiems. Ir jinai yra irgi maistas, tai yra... Tu kalbėjai apie lęšiai. Taip, tokia dovanojama graži pakuotė lęšių. Tai papasakokime, kodėl tie lęšiai yra dovanojami ir kas čia su kuo tai yra susiję. Čia dar viena graži gatvė, pati brangiausia, prabangiausia, žinai kaip aš sakau, kur pačios brangiausios parduotuvės su prieinamom kainom. Su prieinamom? Taip, tu prieini, pažiūri ir nueini. Čia labai gerai, tikrai. Kur tiesiog prieini ir viskas. Ir taip, pažiūri ir nueini. Taip. Tai va, ir kaip tik čia iš tikrųjų ir praeiti yra sudėtinga. Taip, tai irgi galima parodyti, kad yra tikrai sudėtinga, todėl geriau vaikščioti gatvelėmis, kurios irgi gražios ir jos nepagrindinės. Ir vat gatvė su prieinamomis kainomis. Taip, tai pačios žymiausi brandai, parduotuvės yra čia. Pirmoji Bulgariai beje, dabar
pasakys, kad mes reklamuojame Bulgarį, Ne, nieko mes panašaus. nieko bendro su tuo. Tiesiog yra pirmoji Bulgarį parduotuvė buvo būtent Via dei Condotti, čia yra ta pagrindinė gatvė. Ir mes išeinam prie Fendi dabar eglutės. Ir noriu jau pasakyti, kad kadangi aš naujai ją matau, nemačiau Taip. šių metų, tai gal kitų praeitų metų buvo įspūdingesnė. Bet jie, aš manau, čia jie sudėjo tas, kas pas juos metalas, matinė spalva. Ar ne 100 metų šiais metais Fendi yra? Nežinau. Ir jie čia šventą progą, taigi jie visada pagal savo spalvas, kokios pakuotės, jie puošia Kokios tokią tendencijos, stilistiką, taip. kokios yra pas juos. Taip. Ir va ta tokia matinė, šiandien turbūt tokia kaip gal kokia tendencija yra, tai tokiom spalvom papuošta. Iš tikrųjų labai simpatiška eglė. Taip. Bet tiesiog, kodėl aš gal paskui dėsiu nuotraukų ir video iš kitų praeitų metų, kad buvo ir visas fasadas, visas labai gražiai, taip papuošta. Šiais metais tiesiog eglutė, kuri labai simpatiška yra. Ir gal čia aš matau raštai įvairių medžiagų irgi kokios tendencijos, taip įsivaizduoju. Apie lęšius. Taip, tai lęšiai. Taip, tai aš noriu Lęšiai. pasakyti, kodėl tie lęšiai. Jie valgomi yra sausio naktį, iš sausio 30, tai yra iš gruodžio 31 Taip. į sausio 1 Taip. kartu su zamponė ar kontekio. Tai yra įkišta kiaulės, kai sako, kiaulienos nevalgo, italai valgo ir kiaulės koja ir tai yra gaminama būtent 12 valandą geriamas šampanas, taip. spumantė ir valgomi lęšiai, tai karštas patiekalas, Taip. lęšiai ir ta zamponė ar ko tekinio, kaip jie vadina. Lęšiai simbolizuoja pinigus, tai yra kaip palinkėjimas pinigingų metų. Taip. Tai iš tikrųjų ir pati aš nekartą dovanojau tos lęšius ir nes tas lęšiai primena pinigėlį pati jo forma. Taip, tai tarsi pinigingų metų. Ir labai irgi visur dabar, todėl jūs pamatysite parduotuvėse išdėlėtas ne tik Panetones Pandoras, bet ir pakelius lęšių, kurie yra gražiai įpakuoti. O dabar atėjom dar prie vienos, beje, labai gražios eglės. Labai, tarp kitko, jinai... Nuostaba man. Taip. Visai graži forma ir mes irgi su tiksluotė. Čia bažnyčia, kuri remontuojama, tai jinai ir pastatyta ant tos vietos, toje vietoje, kur gyveno tokia manoma Matrona Vliučina. Nu, tai čia mes kalbam apie 4-5 amžių, aišku, ir toje vietoje bažnyčia. Su varpais mus pasitiko. Tai. Atvesti jūs prie šitos ypatingos eglės, ko jinai yra ypatinga, kad, kaip matote, čia yra, jinai vadinama dar meilės eglė, nes čia yra meilės palinkėjimai, meilės prisipažinimai įrašyti šias širdeles. Tai yra palikta specialiai, kad žmonės galėtų palikti čia ir norą, ir palinkėjimai. Noramą, taip, ir prisipažinimą, ir jų čia netgi aukštai, ir aš nežinau, kaip jos sugebėjo taip parašyti ir užkabinti, gal čia užsakomos. Jos surašo ir kabina juos, o paskui jie pačioje prieje dar gal prideda, nes matosi ant viršaus užrašyta. Tai va, jeigu būsite Romoj, prigriebkite dar tušinuką. Tokį, kur gerai rašo ir išsilaiko. Taip, ir galite irgi kažkokį prisipažinimą, palinkėjimą parašyti. Pasipiršti galite, nežinau, ką sugalvosite. Taip, čia vienas toks yra netgi užkliuvo. Norėčiau, kiek čia, 10 milijonų? Ne, 100 milijonų banke.
pavyzdžiui, irgi, o kodėlgi nenoras, taip, irgi noras. Kalbant apie lęšius ir kotekino, tai mes kažkaip priėjom labai prie naujų metų šventimo. Ir irgi man buvo naujiena čia atvažiavus, kad pasirodo yra tokia tradicija naujuosius sutikti su raudonais apatiniais, kad būtų sėkmingi metai. Tai dėl to jūs pamatysite apatinių drabužių parduotuvėje labai daug raudonų apatinių kalėdinių laikotarpių. Visi dar vieni kitiems dovanoja jos kaip sėkmės simbolį. Naujieji metai yra švenčiami dažniausiai draugų kompanijai. Dažniausiai yra kaip tik sutikus naujuosius metus yra ruošiami lęšiai. Man tai buvo irgi toks kultūrinis šokas, atrodo, ten visko valgo. Po visų saldumynų, po visko staiga ateina, jiegi po saldumynų, jiegi po kavos saldumyno italai nevalgo. Pas juos yra tai viskas, o čia staiga po saldumyno dar lęšiai su mėsa. Ir tai buvo iš tikrųjų labai kultūrinis šokas, mes bandysime... Gal bandom einam vėl tą gatvelę ir pasikam. Traffic jamas, klausyčiau. Taip, tai man buvo pirmaisiais irgi metais toks kultūrinis šokas, nes atrodo, nenoriu aš nieko valgyti, o man tiesiog perša tos lęšius valgyk. Vidurnaktį dar. Taip, vidurnaktį, nes bus nesėkmingi metai, būtina valgyti. Ir kuo daugiau pinigų bus kitais metais. Ir tu tiesiog iš keptuvės, mes jaunimas ten paprastai, ten iš keptuvė atneša tos lęšius ir tu juos valgai. Mes sugalvojame su Raimonda, sakom, apeinam tą visą pagrindinę gatvę. O čia vis tiek jau yra. Galiausiai vis tiek įstrigom. Bet mes čia sukinėjomės aplink parlamentą. Mes dabar kitoj labai svarbioj irgi vietoje kalėdiniai rodėm irgi prieš 2 metus, bet kiekvienais metais ši vieta ypatingai pasipuošia ir manau, kad ją būtina aplankyti ne tik kalėdiniu, bet ypač kalėdiniu laikotarpiu, nes iš tikrųjų ypatingai atrodo. Mes esame galerija Alberto Sordi. Taip. Šalia, mes dar esam Korsa gatvė, mes vėl sugrįžom į tą judrę Korsa gatvę. Ir dabar įeisime ir parodysim jums visą tą grožį, kuris joje yra. Parduotuvių pasažas, tai turėtų priminti kažką panašaus kaip Milane Vittorio Emanuele galerija, prabangių parduotuvių pasažas ir arba Umberto galerija Neapolyje. Čia tik 2 šakos, ten 4 šakos, o čia tik 2 šakos. Anksčiau jinai vadinosi, jeigu neklystų, galerija della Colonna, o vėliau pavadinta, gal 2006, šitai bijau suklysti dėl datose, Alberto Sordi vardu. Alberto Sordi 20 amžiaus žymus italų komikas. Dažniausiai žmonės, kada vaikšto, eina į Trevi fontaną, tai dažnai būna arba nuo Ispanų laiptų eina, prieina tom gatvelėm, arba nuo Panteono eina irgi tiesiai. O čia kažkaip neįeina. O kirtus iš karto labai ir taip greitai patenkama į Trevi fontano šoninę pusę. Tai labai rekomenduojama ją kirsti. Ne tom gatvelėm, kur pilna žmonių, kur tave tiesiog nuneša prie Trevi fontano. Galima tiesiog kirsti čia ir labai graži galerija. Čia ir parduotuvė yra kalėdinė. Yra kavinukė, kur galima irgi. Ten rekomenduoja visi kavą išgerti, kad tenai aš buvau vieną kartą gėrusi. Irgi tokia... Aišku, galerija kaip ir visada čia buvo prabangių parduotuvių galerija, bet tikrai, ne tos prieinamos kainos, kur prieini pažiūri. Čia galima įeiti, pasinaudoti taip. Va, beje, apie šią panetonę pasakykime porą žodžių.
kad tai yra labai žymus brandas Panettonės. Panettonė, kuri kainuoja nemažai. Nemažai. Bet vis tiek prieinama, Taip. ne tik pasižiūrėti, bet ir paragauti. Tai iš tikrųjų tikrai kokybiškos, geros Panettonės brandas, labai žinomas. Tai va, tai jeigu jūs norite kokybiškos Panettonės, tai Vienas iš variantų yra vienas iš čia. variantų taip yra įsigyti čia. Nepigi Panettonė, bet turėkite omeny, kad tai bus kokybiška, man jau kažkas net tolumoje Panettonė rodo, perka. Nes taip, čia specialiai atvažiuoja čia nupirkti arba internetu galima užsisakyti. Ir tokios beje Panettonės galiojimo laikas yra trumpesnis, nes ir Nes taip, mažiau sintetikos, ne? Nėra sintetikos, ne. Čia viskas labai skaniai atrodo. Romietiški saldumynai. Tai Maritozzo. Roma. Tai yra tokia bandelė su daug grietinėlės. Su daug grietinėlės, bet tu žinai, kas čia yra prototipas. Bet, Ne. žodžiu, pagonių laikais, kaip čia dabar delikačiai pasakyti, seksas buvo sakralu. Taip. Dėja liūpa ir taip toliau. Taip. Ir krikščionybė kodėl atsiranda? Prieš pastatyta pagoniškai, Taip. ne? Ir sustatytos tos tokios dorovinės normos. Bet čia nuo romėnų pas italus yra likę tokie prisirišę prie tų senų Laisviau, tradicijų. laisviau, Pažiūrėk, sicilietiškas saldumynas kanoliai. Taip. Ką primena? O romietiškas Maritozzo tai yra Taip. moteriškas variantas. Taip. Nu, atsiprašau, ir pavadinimas Maritozzo, nuo žodžio Marito, sutuoktinis. Matai, kaip ir dar grietinėlė Ir dar, viduje. ir dar grietinėlė, ir dar būna pupelė, va taip, ant tos grietinės. Tai žiūrime kainas. Va, Taip. pavyzdžiui, irgi levitatė reiškia iškildintos tešlos, kas irgi labai svarbu. 500 kilogramas bus 46 eurai. Čia aš manau kalbama apie tradicinę Panettonę. Taip. Na, va, dar yra visokių be laktozės, kakao ir čokolado. Be kanditų, be tų Taip, be tų cukatų. tai va, įvairiausi variantai. Bet esu ragavusi, tikrai galiu patvirtinti, kad tikrai tokie jaučiasi, žinai, kai jaučiasi, kad iškildinta tešla, jaučiasi, kad, va dar net čia video kaip yra daroma, sviestas jaučiamas, na tikrai geros kokybės. Užklydom dar vieną eglutę, Taip. pamatėm labai gražią, simpatišką, labai graži. Tai mes dabar esame Piazzos Navonos aikštėje ir štai yra prakartėlė ir aišku dabar kūdikėlio Nėra. Taip, nėra. Jis pasirodys 25 dieną. Ir norėjome jums parodyti irgi nuotaiką. Čia daugiau mes kažkaip dar už kadro aptarėme su Raimonda. Mes kalbėjom apie, kad italai fano, namuose taip. daro prakartėlės, ar ne? Ar ne? Mes sakėm, kad nėra. Tai iš tikrųjų italai ne tik aikštėje, ne tik bažnyčiose prakartėlės, bet jos yra daromos namuose. Ateini, nusipirki, va, prašau, čia tokį ir tvartelį, ir pusę miesto, ir visaip, ir renkiesi po to personažus gali. Pats susirenki, va, ir fontanelė yra tokia, kas yra romietiško, ir tvartelį padarai, ir viską tai reikalingi dar tik
tik nėra čia tų visų, aš taip, pavyzdžiui, namuose, va, tiltukas, aš į Lietuvoje net parvežus, aš nupirkus esu tokį tik mažesnį variantą ir aš sustatau daugybę personažų, ir piemuo guli ant šienų, ir šieno nupirki, ir vandenį semia, ir pica kas kepa, ir veidrodėlį padėjau samanų aplinkui, tiltelis per tą veidrodį, tai ežerėlis, žąsiukai plaukia. Ir visą tai toksai, ir tai italai namuose su vaikais tuo užsiminėja. Ir kiekvienais metais nuperka kokį nors naują personažą. Ir kas kart vis kitaip sudėlioja. Aš tai manau, kad tai yra labai gražu, tos prakartėlės. Ir čia taip pat yra tos raganos, befanos, ir žiūrėk, kaip papigiai kažkaip labai jau. Ir šluotos, žydinčios šluotas, kurias italai neša sausio 6, jeigu jinai svečius dovanoja žydinčią šluotą, jinai kas yra, jinai iššluoja gruodžio šventes, visas šventes iššluoja visas praeitų metų negerumus ir kad kiti metai būtų geri ir tokią šluotą kabina ant durų. Bet kada kabina būtent? Sausio 6. Sausio 6 tu padovanoji ir tai yra tiesiog kaip simbolis tavo, kad taip. Labai gražus skačiaguoji. Tai yra, kuris išvalo visus negerumus. O ir ta befana, ta ragana, nieko blogo tame nėra, jinai čia gera. Jinai irgi iššluoja ir šventes, ta pačia šluota ir iššluoja visus negerumus. Ir tikima, kad vaikams neša saldumynus. Mano vyras, atsimenu, pasakodavo, kai jis nesulaukęs ryto, jis keldavosi naktį, vaidindavo, kad miega, bet jis neužmigdavo, nes bėgdavo prie plytelės, kojinės pakabintos, ten ieškot ir žaislų, ir saldumynų, ir visokiausių dalykų. Ir dar čia pardavinėja, galima nusipirkti cukruotą anglį su anglėm, nes tas negeriem vaikam yra anglis, svogūnai, česnakai, bet visada vaikai randa tą anglės gabaliuką, nes tai yra už kaprizus. Nes idealūs vaikai negali būti. Negali niekai būti. Tas faktas mano buvo apie tai, kad vaikai Italijoje net po kalėdų ir po naujųjų metų gauna dovanų. Jie kaip pradeda ir šventas Mikalojus, ir šventa Liučija dar yra, kuri ten šiaurėje, ir ta neša saldumynus vaikam, dar yra tokia, ten dar pagal regionus kokie yra. Žodžiu, jiem kai prasideda gruodis. Tai yra ištisos šventės vaikams. Ištisos dovanos. Ištisos dovanos iki sausio 6. Aš paskaičiavau, net yra kažkur faktas parašytas, kad net 6 kartus gali vaikai gauti dovanas, jeigu per kiekvienas tas šventės būtų dovanojama. Tai mūsų paskutinis taškas, kurį mes norėjom parodyti, kuris yra gan žinomas, bet irgi pasipuošęs labai gražiai ir mes norime nukeliauti į viršų šios parduotuvės Rinaščentė. Taip, tai yra toks prabangus prekybos centras, sakykime. Daugiau žino Milane visi, taip, bet čia yra garsių brandų. Parduotuvyčių, čia yra daug visokių centras, tai iš tikrųjų prabangios parduotuvės. O viršuje yra iš tikrųjų graži terasa, kur irgi galima, restoranas terasa, kur galima irgi išgerti ko nors. Ir mes dabar patikrinsime, dabar nueisime į viršų, patikrinsime, ten turėtų būti kaip tokia nedidelė mugė kalėdinė. Tai mes dabar pakilom į paskutinį aukštą. Aš jau pasinėriau čia. Ir čia yra terasa ir restoranas ir taip pat yra tokia kalėdinė mugė, labai čia visokių labai smagių, gražių yra smulkmenyčių. Ir sausainiukai su gražiom dėžutėm, kur paskui gali naudoti sausainiam sudėti, kurios išsikepei. Va, kokie gražūs dalykai. Ir čia beje galima irgi yra tokia desertinė mes. O žiūrėk, kokie gražus panetonės, kokio dėžutė. Taip. Va, Rinaščentė su prekybos centro ženklas, Christmas Factory. Labai koks mažas va toks suvenyrus
būtų visai neblogas. Aišku, kainuoja 16 eurų, nu, taip. Nu, toks ant Toks vieno prabangus, danties, ar ne, toks taip. prabangus banetonas. Bet pasakysiu, kad čia galima surasti tokių labai įdomių dalykų. Ir visai, ir Taip, kokybiškų. ne tos prieinamos kainos, Taip. šitos geros kainos, čia visai normaliai. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje. Sako, dabar visi bėga, lekia, dovanas perka ir čia tas toks, kokia gaunasi, kad jau čia mes strimgalviais Taip, turim, tas visas chaosas. Ir iš tikrųjų tai yra, ten buvo pasakyta tokia labai gera mintis, tų dviejų nuostabių kunigų. Tai yra vienintelis laikotarpis tuo met, kada mes tikrai galvojam ne apie save, o apie kitus. Tai yra pats gražiausias metų laikas ir iš tikrųjų mes tuomet lekiam tam nupirkti dovaną ir tam reikia juk ne dėl savęs. Taip. Ar ne? Suvažiuos visi, kad kas skaniai pavalgy, visiems, kas susirinks, tai yra, kada renkasi būtinai šeima. Taip. Tai čia yra tas laikas, iš tikrųjų tai yra, mes tame materializme, iš tikrųjų yra paslėpta ta gili, iš tikrųjų kažkas tokio gražaus ir ypatingo, kur tu pajauti tik tai kalėdiniu laikotarpiu.